Sveiki, draugai. Ar jūs kada nors pagalvojate, ar jums pavyktų išgyventi, jeigu pasiklystumėte miške? Aš tai labai dažnai. Aišku, su šiuolaikiniam technologijom, tokia kaip Lietuvoje dabar pasiklyst, tikriausiai vos neįmanoma, bet įsivaizduokime scenarijų. Išvarote ilgą žygį, pasivaikščioti nežinomose vietovėse, patyrinėti nematytą gamtą, pakepti ant laužo dešrelę, bet staiga suprantate, jog nebežinote kelio atgal. Ryšio telefone nėra, jau netrukus pradeda temti, o jūs visiškai nesate pasiruošęs praleisti naktį miške. Taigi štai aš, paprastas žmogus, kaip ir jūs, be kažkokios didesnės patirties, su maksimaliai mažais resursais, pabandysiu tai ir padaryti. Išgyventi naktį miške. Tai ką aš pasėmiau su savimi mišką? Didžioji dalis yra filmavimo įrangos, kas užima tiek daug vietos kupriniai, tada maistas ir striukė. O pačiam išgyvenimui, praleidimui nakties miške paėmiau labai minimaliai resursų, tik tais to, ko mums prireiktų užkurt laužą, valgyti ir realiai tiek. Jokios palapinės, jokios palapinsiaustės, jokio miegmaišio, jokio kilimėlio ir taip toliau, jokių panašių dalykų skirtų komfortui, kad nesušalti ir panašiai. O vienintelis dalykas - rūbai, striukė. Šiek tiek maisto, pjūklas malkom pjaustyti, 2 litrai vandens, žibintuvėlis, peilis ir valgymo įrankiai, titnagas, ugniai įžiebt ir viskas, kuprinė tuščia, daugiau nieko. Tai kad nekūrenti laužo belen kur miške, pasinaudosiu va čia tiesiog vidury miško vaikštant rasta stovyklavietė šalia upės. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti pirmiausia? Kadangi nusprendžiau atidaryti šašlykų sezoną, šašlykus ir kepsim. Bet pirmiausia, reikėtų pasidaryti iešmus. Reikia susirasti lygius gražius pagalius ir juos gerai išmirkyti, kad jie man nedegtų ant laužo. Tai dabar bandom tą ir pasidaryti. Ne. Pasidariau iešmus, nusilupau, sumesiu į vandenį ir tegul būna 30 minučių, gal valandėlį. Pasižiūrėsim. O per tą laiką, kol mirksta iešmai, reiks rasti kokį nuvirtus beržą ir parsinešti malkų šašlykam. Paėjau gal 5 metrų nuo stovyklavietės ir radau va tokį. Tobula. Bandom pjaustyti ir nešamės į stovyklavietę. Bus šašlykų.
kuriam laikui, dabar bandysim užsikurti laužą. Dienos daug nebeliko, realiai porą valandų ir pradės tempti. O vis dar reikia užsikurti laužą, pasidaryti lovą, kur miegosiu, prisinešti daugiau malkų nakčiai, kad galėčiau visi kūrinėti laužą ir nesušalčiau. Žodžiu, bandom užsikurti laužą dabar ir ruošti maistą kepimui. Vis dieną po tą mišką vaikščiojau, darbavaus, tai jau išalkau iš tikrųjų. Norėčiau pavalgyti, tai ir bandom dabar tai ir pasidaryti. Ir reikia paskubėti, kol dar nesutemo. Judam. Prisirinkau lapų, visokių šapų sausų ir bandau su titnagu užkurti. Panašu, kad pavyko. Vsio, gaminuos valgyti. Bum. Žiauriai geras stalas pasitarnaus. Maistas kepa ir man liko dar 2 dalykus būtinai pasidaryti. Tai lova ir va čia norėčiau pastatyti sienelę, kuri sulaikytų ugnį, kad liktų kuo daugiau šilumos. Tai čia pastatys lovą. O čia bandys pastatyti tą sienelę. Kad lovą pasidaryti, reikės truputėlį pakelti aukščiau žemės, ta prasme. Negulti tiesiog ir nemiegoti ant žemės, o reikėtų bent jau truputėlį palikti tarpą nuo žemės, kad netrauktų šaltis iš apačios labai. Ir kad neperšalčiau naktį. Tai va, bandau tuos dalykus ir įgyvendinti dabar, kol maistas kepa.
tai, kai čia truputėlį vaikščiau po tą teritoriją, kurias apsistojęs. Ir radau dar vieną dalyką, kurį panaudosiu. Tai va, tuoj parodysiu. Radau kažkieno prieš tai dar vieną stovyklavietę. Čia normaliai įrengta. Tai kad nereikėtų skinti eglėšakių, pasiskolinsiu čia ir panaudosiu savo lovai. Nu va, parsitempiau tų eglėšakių. Išmiegos rytoj parnešiu atgal. Ragaujam. Šiais metais pirmo šašlyko. Gerai, bet vietom neiškeps. Nežiauriai, netolygiai kep. Pažiūrėkim bulves. Bulves irgi ne visą iškepus. Suvalgius tas, kurios iškep, o pasiliks rytoj ir iškeps likus. Tai va, taip kažkaip ir prie laužiuką ir pakrisiu ir bandysiu išmiegoti. Dar striukis nesidedu, dar kol kas šilta. Kol kas rodo 9 laipsnius, bet naktį nukris iki 2. Tai taip pat ir bandysiu po biškį kaitinti tą laužą ir miegoti va. Čia taip pat panašiai. Siena veik normaliai, iš tikrųjų sulaiko tą šilumą. Tikrai šilta. Negaliu kusti. Bus matyti kaip toliau. Dar kol kas pačilinsiu. Tiesiog pasėdėsiu ramiai. Pasimėgausiu ramybę. Ir varysiu ilsėtis. Apsirengiau striukę. Dabar ir maždaug 6 laipsniai. Įsimečiau kelis pagalius į laužą. Prieš tai irgi kelis įmečiau, bet ne per daugiausiai ir tokių dar ne visai storų, tai gal 2 valandas kažkur apytiksliai tas laužas laikės ir dar būtų laikės, tikrai dar būtų
anglių raudonų likę nemažai. Bet vat prisikūriau, apsirengiau, iš tikrųjų ir šilt visai, bet sakau, naktį nukris iki 2 laipsnių gal. Bent jau taip rodo oro prognozės. Turėčiau užtekti malkų per naktį. Vis gal prasibusiu, įsikursiu. Biški. Gulsiuosi į savo lovą. Kuprinę naudosiu kaip pagalvę. Taip aplink laužą pasistengsiu išsitiesti ir viso, jau ir 9. Ir bandau eit ilsėtis, bandau eit miegoti. Все. Labanakt, Čaika. Labą rytą. Po 6, kem 2 išgyvenau naktį. Nesušalau. Iš tikrųjų buvau ganėtinai šilta. Tik aišku, reikia keltis kas 1,5 valandos, gal kas 2. Įkūrinėti ugnį. Sudeginau beveik visas malkas. Bet jo, šiaip buvau šilta. Miegojau tikrai komfortiškai. Nebuvo, kad šalčiau ir panašiai. Turiu dar kelis dešras. Išsikep, pavalgau ir reikės tvarkytis. Pažiūrim, kokia ir temperatūra. 2 laipsniai. Kitoje upės pusėje matau, kad yra ant žolės šerkšnas užsidėjęs. Tai visai šalta. Bet čia, mano, šitoj sukurtoj bazėje jauku. Susitvarkiau, palikau viską taip, kaip radau. Čia ir baigės mūsų iššūkis. Pavyko išgyventi su minimaliais resursais per naktį miške, pasiklydus. Tai įmanom. Aišku, reikia paaukoti nemažai miego, bet jaučiuosi visai normaliai. Nepasakyčiau, kad esu nei baisiai pavargęs ir neišsimiegojęs. All good. Tai tiek šiandienai. Varau namo. Susitiksim kažkada.